Mokslininkai nustatė, kad sloga ypač yra naudinga apkūniems arba tukti linkusiems žmonėms. Dėl to, kad slogos metu tu nustoji ėsti, kad pakvėpuotum. Nosis užimta. Taip. Ačiū britų mokslininkams. Kurie visiems. O beje, iš tikrųjų, taigi jeigu labai rimta sloga, tai kaip pakvėpuosi? Depresija, tai kai nusiperki sukimo lanką, o jis tau kaip tik. O, taip. Čia apie tą patį. Beje, artėja laikas arba prasideda laikas, kada užėjus į parduotuvę, bent jau man tai būna. Noris jau nusipirkti kažkokią tai majonezo. Kažkokį su kažkuo, gal kažkokį ten žirinės, kažkokį nesąmą. Žinai, tokių, kur vasarą niekada nesusigalvoji. Riebesnio, sotesnio kažkokio. Kažką stipresnio ir tada supranti, kad pavasarį suprasim, kas hantelį kilnojo, kas šaldytuvo durelės darinėjo. Jo, yra tiesos. Va taip, čia ne anekdotas darbų, čia realybė. Aha. Žmogus sako, kai eini miegoti, Dieve tu mano, kiek galvoje tūkstančiai, milijonai planų apie rytojų. Vienas už kitą didesni, vienas už kitą gražesni, grandioziškesni. Nu ką, ryte prabudus viena mintis. Kokią čia baisę lygą sugalvot kaip pasiteisinimą direktoriui? Uošvienės viskas baigėsi. Geras. Maskva, labai didelis miestas, milijoninis, vienas didžiausių pasaulyje. Sako, dar yra Maskva ir vienintelis pasaulio miestas, kuriame lenkimo metu išvažiavusi prieš priešinio eismo juostą, jums gali važiuoti užpakalį. Tai yra įmanoma šiame mieste, sako. Dvigubas keistumas. Sako, kaip vakar buvo anekdotas apie tą sveiki serę, jūs pažeidėte taisyklę, sako, ko čia mane serų vadini, sako, važiuoju priešingą juostą, kairę juostą važiuoju. Taip, Japonijoje sukūrė robotą, kuris gaudo, pasirodo, vagis, kad nereikėtų policininkams atlikti to pavojingo darbo. Statistika, Japonijoje per 5 minutės buvo pagauti 14 vagių, Jungtinėse Amerikos valstijose 22 vagis. Pristačius robotą Lietuvoje per 5 minutės buvo pavogtas robotas. Kažkaip galvoju, kad taip ir baigsis šitas anekdotas būtent taip. Ir įpratino jį, ką nors daryti naudingo namuose, pažiūrėjau, bulvės kusti. Okay. Nu taip, čia nuspėjimas buvo. Nu, čia toks paprastas, ant asfalto didelėmis raidėmis užrašyta Lina, duok man šansą. Nesusilaikiau, pastačiau automobilį ant žodžio šansą.